sukomplektavau savo vaistažolės į komplektus, leisim žmonėm komplektais, paleisim komplektukus dovanų, naujametinius, kalėdinius, paleisim komplektuką ir vaikam, paleisim komplektuką įvairių vaistažolių, įvairių stichijų, kada vaistažolės mūsų užvaldo stichijom, pavyzdžiui, žolelės, šaknelės, grybai, fermentas, ekstraktas, puikiai vieną kitą papildo ir taip žmogui gerėja sveikata. Vaistingos medžiagos vieną kitą pildo, gamta nesipyksta. Antras rinkinukas skirtas vaikams. Jisai ir skirtas vaikams, visos vaistažolės tinka vaikams. Pradedam nuo pirmos. Voveraitė. Voveraitė valys vaiko visus parazitus, net parazitų cistų kiaušinėlės, šluos tiesiog parazitus. Voveraitė galingiausias parazitų naikintojas. Chinamatoza tokia medžiaga voveraitė. Ir kada jūs kepat, verdat voveraitę, ta medžiaga išnyksta. Kada ją džiovinam, kada žalia voveraitė turi tą medžiagą. Visiškai nekeiksminga vaikams. Jos dozė ir saugi 2 gramai ar 37 gramai, kitas susivirškina kaip maistas, taip kad jos galima ir daugiau ir mažiau valgyti, esmė valgyti ją, valyti parazitus. Parazitai žūsta visi, net šiltų kraštų parazitai žūsta. Voveraitė galingas valymosi būdas, net parazitų cistų kiaušinėlių šluoja. Vaikai labai užsiteršia mūsų, o neteisingos mitybos vaikučiai užsiteršia, valykit vaikučius voveraitę. Toliau, liūto kartis, įžiebs vaikam elektroniką. Liūto kartis yra silpniausios rūšies, būtent vaikams skirtas, augintas dėžėjai. Jis ir pigus, ir nestiprus. Tad vaikam duodam vieną kapsulę ryte, vieną kapsulę po pietų. Vaikam gyvinsis elektronika, jie geriau save elgs mokykloje, geriau informaciją savinsis, jie bus linksmesni, pozityvesni. Kai pas mumi teršias organizmas, teršiasi ir smegenys, mums reikia būtinai gyvinti elektroniką smegenys. Tad šitas vaistas tinka ir seniem, ir jauniem, liūto kartis smegenim. Toliau, bitkris liepelinas, ciberžolė, gvazdikėlis užaštrinta pipiru, irgi vaikui duodam. Skrandį žarnyną gydys, žolelių jėgą įsileidžiam, opos visas žaizdas gydys, refliuksus, rūgščių kilimus. Šitos žolelės atsako už žarnyno sritį, už žarnyną, už storą, už ploną žarną, atsako už žarnyną, už skrandį ir už gerklę, imunitetą kelia. Susirgus vaikui galite gydyti vančiai arbatėlę prieš temperatūrą, sunormalizuoja temperatūrą, veikia nervinę sistemą, atpalaiduoja, vaikams galima duoti nuo 8 metų. Susirgus vaikui galite pagydyti arbatėlę. Šitą arbatėlę į vančiai yra fermentuota į granulės. Į vančiai arbatėlį, gaurometis ir jinai ypač granulė. Ir tos granulės tinka visiems. Šitą arbatėlė skani primena juodos arbatos skonį, bet jinai vaistinga, galinga ir stipri. Bet peršalus prie temperatūrų, prie nervų, labai gerai kosulį, plaučius gydo, jinai kraujagyslės, kepenys valo, jinai daug funkcijų atlieka, jinai energiją teisingą dalina. Ir nuo išgaščio tinka, kaip vaikas įsigandęs, kaip aukšta temperatūra, kaip kliedesiai užeina, tinka labai. Kas nuo pachmielo gydos, po pachmielo, kada drebantis organizmas, mums gerai vančiai gerti atsistatymą, po alkoholio vartojimo labai. Mažom dozėm vaikams susirgus galima duoti. Taip, kad fainas rinkinukas, kur gyvins visą vaiką ir skrandį, žarnyną, ir galvytę, ir jo skrandį, ir ištikus bėdą ir batą duosit vaikučiui pagerti. Ir patys skanausit, šitie vaistai tinka ir mažiem, ir dideliem, ir seniem. Taip, kad šitas rinkinukas skirtas vaikam. Stiprybė teka per kūną.